Šiandien Dievo žodžio skaitiniuose tokia pagrindinė mintis buvo auka. Abraomo auka, Jėzaus auka ant kryžiaus. Ir mūsų mintis Dievo žodis koncentravo į vieną paliepimą, vieną paraginimą: klausykite jo. Kiekvieno dvasiškio ir kunigo ir vyskupo gyvenime didžiausia auka nėra kažkokie darbai nuveikti, šventimų, pažadų laikymasis ar celibato ar kitų. Didžiausia auka yra paklusnumo auka, kai viešpats per bažnyčią, pavyzdžiui, kunigas skiria į vieną ar kitą parapiją, vyskupą į vieną ar kitą vyskupiją. Ir dažnai tas klusnumas bažnyčiai yra netoks jau lengvas. Šiandien atsisveikiname su vyskupu Jonu, kuris išvažiuoja į Kaišiadorių vyskupiją, Šventojo Tėvo paskirtas ordinaro pareigoms. Kaunas yra jo gimtasis miestas. Čia Kauno arkivyskupijoje jis tarnavo 27 metus. Iš tikrųjų visos šaknys yra giliai įaugusios į arkivyskupiją ir į gimtąjį miestą. Šitą progą norėčiau padėkoti už daugelį vyskupo Jono darbų. 27 metai tai iš tikrųjų yra didelis laiko gabalas. Ir per šiuos metus, išskyrus studijų metus Romoje, labai nuoširdžiai tarnavo visur, kur bažnyčia jį skyrė. Ar pradžioje vikaro pareigoms, ar dėstytojo pareigoms seminarijoje, ar kunigo tarnystėje Vytautinėje bažnyčioje, ar vėliau vyskupo pagalbininko tarnystėje. Artimiausiai mačiau per paskutinius turbūt 8 metus, kai paskyriau generalų vikaru ir paskui po vyskupo konsekracijos kiekvieną dieną susitikdavome, aptardavome visus arkivyskupijos reikalus. Kartu džiaugiamės, kartu liūdėjome ten, kur matėme, kad kažkas vyksta ne taip. Labai daug padėjo ruošiantis arkivyskupijos sinodui, labai atsakingai rūpinosi dekanatų centrų kūrimu, mūsų arkivyskupijos bažnytinių institucijų darbu. Jeigu ne tas jo rūpestis, ne tas atsakingumas, šiandien arkivyskupijoje daug ko neturėtume, ką mes turime. Galėčiau ilgai kalbėti apie nuveiktus darbus, bet tegu viešpats už viską atlygina. Ir manau, kad ne tik šiandien, bet daugelis iš jūsų palydės ir toliau jį jo vyskupiškoje tarnystėje, kad ten, kur bažnyčia kviečia, taip pat padarytų labai daug gerų darbų. Ekscelencija Jonai, už viską nuoširdžiausias ačiū.